aš bevažiuodamas atsiminiau, kas iš jūsų vyresni, tai gal atsimena, filmas buvo. Adomas norėjo būti žmogumi. Žmogumi. Tai aš įsivaizduoju, kad čia susirinko žmonės irgi, kurie pirmiausia nori būti žmogumi, žmonėmis. Ir dabar tada pradėsiu, taip ekspromtu, kadangi buvau Šiauliuose, su Armonaite. Pasimačiau, nes jos palapinė buvo šone ir galvoju, padiskutuosime, labai gerai. Tai aš priėjau prie Armonaitės, sakau, nu va, gal pasikalbėkime. Jinai man sako, ne, aš einu pasikalbėti su Lietuvos žmonėmis. Sakau, taip, supratau, aš esu ne žmogus. Jūsų požiūriu. Aš ne žmogus. Tai aš jiems galiu sakyti, ačiū, kad jūs kalbate. Ačiū, kad jūs pasirodote. Ir aš tada prisiminsiu sąmoningai, piktybiškai galit pasakyti, Džiugelį. Tas, kur Landsberginis ant invalido vežimėlio. Jisgi pasakė, kad aš ir kiti, apie 10-15 tūkstančių Lietuvos žmonių, yra erkės, kurie rinksis į Vingio parką. Tai mes jiems esame ne žmonės, mes erkės, mes šunauja. O mano didybės manija, aš sakau didybės manija, nors tai savigarba ir savivertė. Kiekvieno žmogaus turi būti. Tai mano didybės manija sako, kad aš noriu būti žmogumi ir aš esu žmogus ir mano per gyvenimą einant kelyje aš jaučiu ir suprantu, kaip aš vis besivystydamas ir betapdamas žmogumi vis pereinu į naujas ribas. Aš manau, kad toks mūsų gyvenimo ir yra. Arba gali būti tikslas. Gyvenam, suvokiam, suprantam, tapimo žmogumi stadijoje. Viena stadija yra vienokio, kita stadija kitokia, viskas individualu. Mes galim suvokti tiek, kiek esame pribrendę suvokti. Aš pavyzdį studentišką, kadangi medicinoje daug metų ten pradirbau, pavyzdžiui, krūtinės ląstos rentgeno nuotrauką parodykit, ne medikui. Sakys, kažkokie šešėliai, kažką matau, ar ne? Parodykit studentui. O, sakys, čia diafragma, čia širdis, o čia plaučiai, o čia šonkauliai. Lygiai tą pačią krūtinės ląstos rentgenogramą parodykit specialistui. Sakys, trečias širdies lankas išsipūtęs, yra amputuota arterija pulmonalis, tromboembolija galima ir matau galimas tuberkuliozės židinėlius. Ta pačią nuotrauką pažiūrėję, 3 skirtingi žmonės pagal jų suvokimo lygį, pagal jų subrendimo lygį, čia ne visai korektiškas pasakymas, pagal jų toj srity, išsilavinimo lygį. Žiūri į tą patį, o mato skirtingus vaizdus. Tai yra natūralu. Tai aš užtat sakau, sveikinu jūs, Lietuvos žmonės, kurie nori būti žmonėmis. Nes pirmiausia, mes ir esam žmonės. Mano suvokime, antroji vietoj aš esu Lietuvos žmogus. Nes vėl pakartosiu, kad jeigu jūs turbūt galbūt ir žinot tą mano seną, bet jinai einanti iš mano esmės suvokimą, kad be Lietuvos mes esame niekas. Išpūsto nebelieka ir milijonai, šimtų milijonų tokių beviečių. Aš jaučiu, kad aš tik tai ant šitos mūsų Lietuvos žemės esu pilnavertis. Ne Amerikoje, ne Anglijoje, ten aš svetimas. Smagu, gražu, bet visur gerai, o namuose geriausia. Ir problema arba esmė. O kas tą Lietuvą turi kurti? Aš galiu suprasti, kad mūsų šitos išdavikų valdžios pasekoje milijonas pabėgo. Aš galiu suprasti. Bet čia yra klausimas
atsakau.